Medienos skiedrų produktų tipai. Medienos skiedros yra nevienalytis produktas, gaminamas iš susmulkintos, neapdorotos medienos. Biokuro gamybai naudojamos įvairios medžio dalys, išskyrus kelmą. Priklausomai nuo biokuro gamybai naudojamų dominuojančių žaliavų, tokių kaip medžio kamieno dalis, žievė, šakos, lapai ar spygliai, ir nuo kokybinių rodiklių, tokių kaip drėgnis, peleningumas, frakcijos dydis ar priemaišos, Baltpool biokuro biržoje medienos skiedrų produktai skirstomi į šiuos tipus: SM1 ir SM1V, SM2, SM3D ir SM3 bei SM4. SM2 tipo medienos skiedros yra rudos spalvos. Dominuojanti gamybos žaliava – negenėti, mažaverčiai medžiai be šaknų. Šiuose skiedruose leidžiamos tik sausų lapų ar spyglių priemaišos. SM2 skiedruose drėgnis negali būti mažesnis negu 35%, o maksimali leidžiama drėgnio riba yra 55%. Šio tipo skiedruose peleningumas negali būti didesnis nei 3% nuo sausosios masės. Mažiausiai 70% masės turi sudaryti frakciją nuo 3,15 mm iki 63 mm dydžio. Smulkelių frakcijos dydžio dalis negali viršyti 10%. Nuo visų šių medienos skiedrų parametrų santykio priklauso produkto energinė vertė, o tai daro įtaką ir galutiniai mokamai kainai. Svarbu atkreipti dėmesį, kad medienos skiedruose negali būti durpių, šiaudų ar kitų nemedžio kilmės priemaišų. Produktui pagaminti negali būti naudojama dažyta, lakuota, klijuota, impregnuota ar kitaip chemiškai apdorota mediena. Aptikus net ir mažą kiekį neleistinų organinių ar cheminių priemaišų, biokuro priimti negalima. Vizualiai nustatyti tikslų medienos skiedrų produkto tipą sudėtinga, tam reikalingi laboratoriniai tyrimai, tačiau vadovaudamiesi šiomis gairėmis galite atlikti pirminį vertinimą ir taip nuspręsti, ar priimti atvežtas skiedras. Detalios medienos skiedrų produktų kokybės techninės specifikacijos yra aprašytos Baltpool biokuro biržos prekybos biokuro produktai sąlygose.